Labas vakaras. Janino dvasia nuplauna visas negandas, gydo nuo ligų ir apsaugo nuo žuvų. Prašome nusiplauti rankas. Lietuvaitė, sapnuoju tik tave, tavo akis žavėjo taip mane. Lietuvaitė, aš tavo mergas, mano širdis priklauso tau, tau, tau. Tai šventė, kurioje susiduria ilgiausia diena, kuomet gamta kaip niekada vasariškai gyva, pasidžiaukime užbrančia laužo šviesa bei šiluma šalia savo artimiausių šeimos narių, kaimynų, kraštiečių, kurios metu senovėje net porą savaičių buvo atliekamos apeigos su vandeniu, žolynais, ugnimi. taip pat raginame apsilankyti žolinėlių turguje, nusipinti, kas dar nenusipinė, vainikėlį, paragauti iš 9 žolinėlių išvirtos Jonų ir Janės arbatos, kuri, kaip žinia, šiandien yra stebuklinga ir turi daug visokių gydomųjų galių. Reikia labai juos apstovėti. Linkime visiems geros nuotaikos. Pavasarys žolinės, o pavasarį gražus, tu toks mielas paslaptingas, tu atgaivini jausmus, tu toks mielas paslaptingas, tu atgaivini jausmus. Tad toks, kam aš nešioju, lauką žiedą atlape, Dievo vardą aš išnioviu, ant žilvyčio tiesute. Kadangi mes gyvename tarp miškų,
Dėkojame kapeliukai, trepsiukai ir nenuilstamai vadoviai Irinai Gudeckai. Pušynas, vadovė Aldona Rudzienė. Jie pašauk šokį Muštokinė. Paplojam. Pražydo lyneliai, geltoni grūdeliai ir pražydo žalias lynas, ontadryna, žalias lynas, ontadryna, žalias lynas tram. Nunoko lyneliai, geltoni grūdeliai ir nunoko žalias lynas, ontadryna, žalias lynas, ontadryna, žalias lynas tram.
Liepos būrelio šokėjams ir vadoviai Jolantai Stankevičiai. Mes pabandėm nuo 15 valandos surengti miesto parko krepšinio varžybas. Smarkus lietus mus nuvėjo į Technologijos ir verslo mokyklos sporto salę. Mes ten sėkmingai užbaigėme ir noriu pasakyti, kad krepšinio varžybose dalyvavo 7 komandos. Kadangi jie išskubėjo kai kurie, tai mes juos apdovanojome iš karto po varžybų. Nugalėjo tokia jungtinė Veisiejų Lazdijų komanda. Antrąją vietą laimėjo vyresni draugai, pasivadinę Zoviesų komandą. Taigi, tuos Zoviesus kviečiame čia į estradą, juos apdovanosime sidabro medalį. Na ir nugalėjo futbolo baudinių varžybose Veisiejų Dainavos jaunimo. Taigi kviečiame pirmosios vietos laimėtojus, juos apdovanosime specialiai jauniems pagamintais aukso medaliais. Taigi jūsų aplodismentai Veisiejų Dainavos futbolo ateičiai. Ačiū visiems vyrams, kurie dalyvavo šiose varžybose ir maloniai kviečiu prisijungti prie norinčių dalyvauti rankų lenkimo varžybose. Tos varžybos štai čia prieš jūs vyks, bus labai gerai matyti.